žaidėjams pasakyti, suinstaliuoti Far Cry 3 ir kad jis mums reikia parsisiųsti Diamond Tools Lite programą, kuri leistų uždėti atvaizdą ir padėti suinstaliuoti žaidimą. Nu, tai ką parsisiunčiame. Taip pat Far Cry 3, kurgi ne. Nu, taigi, palaukite, kol parsiųs Diamond Tools Lite programą. Ją mes įsinstaliuosime. Taigi, įsinstaliuokime. Lietuvių kalba, toliau. Nemokama licenzija, kad jums nereikės tų kodo vesti. Toliau įdiegti. Čia turėtų pagal viską greit įdiegti. Palaukite. Tuoj grįšime. Taigi, įsidiegėme programą. Čia vis tiek rusiškai spauskite šitą. Palaukite, kol išorinių komponentų iniciacija. Taigi, Diamond Tools Lite programa įdiegta. Gerai, taigi. Dabar, jeigu jums čia šitus instaliuos, tai žodžiu instaliuokite. Gerai, taigi Far Cry 3 taip pat atsisiuntė. Spauskite, įeikite į Diamond Tools Lite programą. Čia, palaukit. Pridėkite virtualų renginį, kad būtų įdėtas atvaizdas. Suraskite failo vietą, į kur Far Cry 3 parėjo, tai pas mane tai diske žaidimai Far Cry 3. Uždėkite abu diskus. Palaukit. Dar vieną diską. Palaukite. Taigi vėl taip pat padarykite su B disku. Čia nieko netidarykite. Taigi paspauskite Far Cry 3. Install. Taip. Anglų kalba. Oi, koks baisus piratas. Next. Sutikite su licenzijos terminais ir instaliuokite. Taigi grįšime, kol suinstaliuos žaidimas. Palaukite. Nu taigi, kaip jūs instaliavote, jums išmetė tokią lentelę, kad trūksta failo data10.cap. Spauskite browse naršyti. Pasirinkite H įrenginį. Support. Pasirinkti, nu tik šitą galite pasirinkti ir jums viską išmes, ok. Nu ir tada randa failą ir tęsia instaliaciją. Taigi palaukite, kol viskas instaliuos ir tuo jau grįžti. Taigi tęsime, instaliacija baigta. Spaudžiame finish. Taigi dabar mums reikia įsikelti krėką. Einam į kompiuteris, tai diskas, programiniai failai. Surandame to failą.
Taigi tas failas turi būti Ubisoft. Taigi Ubisoft spaudžiame, Far Cry 3, bin. Einame į mūsų H įrenginį, tai daryti naujame lange. Grek, nukopijuojame visus šitos 6 failiukus ir įkeliame į patį Far Cry 3 instaliacijos direktoriją. Kopijuoti ir pakeisti, tęsti. Taigi, kaip ir baigta. Komentuokit, prenumeruokit ir laikinkit. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso gero. Sveiki visi. Šiandien aš jums parodysiu, kaip gauti ten, parsisiųsti ir susinstaliuoti Far Cry 3 ir kad jis užtikrintai veiktų. Nu taigi, ką pradedame? Čia nežinau, kaip man gausis. Taigi, mums reikia parsisiųsti Demon Tools Lite programą, kuri leistų uždėti atvaizdą ir padėti suinstaliuoti žaidimą. Nu, tai ką parsisiunčiame. Taip pat Far Cry 3, kurgi ne. Na, taigi, palaukite, kol parsiųs Demon Tools Lite programą. Ją mes įsinstaliuosime. Taigi, įsinstaliuokime. Lietuvių kalba, toliau. Nemokama licenzija, kad jums nereikės tų kodo vesti. Toliau įdiegti. Čia turėtų pagal viską greit įdiegti. Palaukite. Tuoj grįšime. Taigi, įsidiegėme programą. Čia vis tiek rusiškai spauskite šitą. Palaukite, kol išorinių komponentų iniciacija. Taigi, Demon Tools Lite programa įdiegta. Gerai, taigi. Dabar, jeigu jums čia šitus instaliuos, tai žodžiu instaliuokite. Gerai, taigi Far Cry 3 taip pat atsisiuntė. Spauskite, įeikite į Demon Tools Lite programą. Čia, palaukit. Pridėkite virtualų renginį, kad būtų įdėtas atvaizdas. Suraskite failo vietą, į kur Far Cry 3 parėjo, tai pas mane tai diske, žaidimai, Far Cry 3. Uždėkite abu diskus. Palaukit. Dar vieną diską. Palaukite. Taigi vėl taip pat padarykite su B disku. Čia nieko netidarykite. Taigi paspauskite Far Cry 3. Install. Taip. Anglų kalba. Oi, koks baisus piratas. Next. Sutikite su licenzijos terminais ir instaliuokite. Taigi grįšime, kol suinstaliuos žaidimas. Palaukite.
Nu taigi, kaip jūs instaliavote, jums išmetė tokią lentelę, kad trūksta failo data10.kap. Spauskite browse naršyti, pasirinkite H įrenginį, Surfport, pasirinkite, nu tik šitą galite pasirinkti ir jums viską išmes, ok. Nu ir tada randa failą ir tęsia instaliaciją. Taigi palaukite, kol viskas instaliuos ir tuo jau grįžti. Taigi tęsime, instaliacija baigta. Spaudžiame finish. Taigi dabar mums reikia įsikelti krėką. Einam į kompiuteris, tai diskas, programiniai failai. Surandame to failą. Taigi tas failas turi būti Ubisoft. Taigi Ubisoft spaudžiame, Far Cry 3, bin. Einame į mūsų H įrenginį, tai daryti naujame lange. Krėk, nukopijuojame visus šitos 6 failiukus ir įkeliame į patį Far Cry 3 instaliacijos direktoriją. Kopijuoti ir pakeisti, tęsti. Taigi, kaip ir baigta. Komentuokit, prenumeruokit ir laikinkit. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso gero.